Labas rytas. Suprantu, kad šitie rytiniai skrydžiai, kur reikia keltis 4 valandą, ne man, bet aš jau sveikinuosi su jumis iš Londono. Šiandieną laukia mūsų mados marketingo mokymai su tokiu workshopu 4 valandų. Gruodžio 6, tai Londone fantastiškas oras, šviečia saulė, šiandien iki +12 bus net laipsnių. Mokymai tik vakare, tai dabar pusryčiauti tokią savo mėgstamą vietą Daisy Green. Visą laiką, kai būnu Londone, čia valgau. Ir gera naujiena ta, kad vakare po darbų dar atskris ir vyras. Tai šeštadienį, sekmadienį turėsime gerą savaitgalį Londone. Pastate panašu kažkada buvo Britų Vogue žurnalas, pagrindinis jų ofisas. Man atrodo, čia yra gražiausia Londono parduotuvė. Menuška kartu su kavinė. Kai atidaryta nauja parduotuvė Jack Mills Londone, einam ją apžiūrėti. Nerealus Jack Mills yra įpakavimas, prie maišelių prikabino tokį kaip kalėdinį žaisliuką, kuris eini ir jisai zvimbia. Ir aišku, parduotuvės politika tokia, kad viską gali filmuoti ir fotografuoti. Labas rytas, tai šiandien antra diena mūsų viešbučio kambarys visiškai paprastai atrodantis taip, vaizdas pro langą atrodo taip, apsiniaukia vėjas šiandien, jau šalčiau, vakar tikrai buvo nuostabi diena. Vakar visą dieną buvo saulė, vaikščiojau po miestą, vakare buvo mokymai, labai įdomus mados marketingo, brendo įvedimo į užsienio rinką pasidalinimas, tai buvo 2 pranešėjai ir toks networkingas, galima buvo apsikeisti kontaktais, tai susipažinau su merginom, kurios čia gyvena, turinio kūrėjos ir agentūros savo turinčios ir prekės ženklus, ir kaip jiems čia sekėsi, labai buvo įdomu. Nerealis prezentacija buvo apie prekės ženklo marketingą, strategiją, įvedimą, tai tikrai smagu, kaip žmonės, kurie kūrė savo brandus ir dalinasi savo patirtim, labai viską drąsiai pasakoja, atvirai pasakoja, iš kur kas ir kaip, ir tas yra tikrai džiugu, nes tarkim pas mus Lietuvoje to man ir trūksta, pas mus tikrai viskas liktai tokia po stiklainyje, kiekvienas saugo savo paslaptis, koks teikėjas, kur siuvėjai, kokia siuvykla, kur siūna, kur daro, kur geriau, kur pigiau, kaip išeiti į užsienio rinką, o čia viskas labai open, žmonės dalinasi savo patirtim, per ką jie praėjo, kur jie dabar yra, kas jiems padėjo, kas pasiteisino jiems, kokie sprendimai, kaip komanda surinkinėti. Žodžiu, tikrai labai daug naudingos informacijos, tai aš pasidariau tokį konspektą. Ir dar pas jūs bus ir online, galima bus pasijungti, paskaityti tą seminarą, tai tikrai naudinga. Supratau vieną dalyką, kad mes tikrai nuolatos turim mokytis, tobulėti, neužsidaryti ir dalinti savo žiniomis ir patirtim. Tai šitas vlogas tikriausiai bus ir apie tai, kas man pasiteisino, tai ką aš vakar išmokau, išgirdau. Rytoj šiek tiek padarysiu tokį savo sutrumpinimą tam tikrų įžvalgų ir dalykų, o šiandieną noriu pasidalinti su jumis keletą pirkinių, kuriuos vakar nusipirkau. Čia iš tikrųjų ir yra tokia sėkmės paslaptis tų prekės ženklų, ką jie daro. Tai pradėkim nuo Jack Mills, jūs matot mane su tokiu long sleeve Jack Mills. Tai prieš 2 savaitės Londone Bond Street atsidarė nerealiai graži nauja Jack Mills parduotuvė. Visas Instagramas tikrai mirgėjo nuo atidarimo akimirkų ir aš ten užėjau. Keli faktai. Tai apie pačią parduotuvę. Tai užėjus į parduotuvę, pradėkim nuo to, kad viską leidžia fotografuoti ir filmuoti.
filmuoti, kas, tarkim, kai kuriuose parduotuvėse negalima. Tai va, čia yra open žmonės, kurie nori, kad jie sukuria tokią vietą, kuri būtų labai instagramiška, labai fotogeniška ir paskui tas turinys keliautų po visus socialinius tinklus ir jūs pamatytumėte, tarkim, pas kažką socialiniam tinklą, jums norėtųsi irgi užeiti į tą parduotuvę ir pasižiūrėti savo akimis ir patirti, nes tikrai jinai yra spūdinga. Tai užėjus į parduotuvę, iš karto kvapas, man atrodo, ten yra alyvuogių medžių, ne, kvapas, nes, toks fantastiškas, atrodo, namų, Prancūzijos pakrantės kažkokios kvapas, lygtais visur, ten alyvuogių šakelės ir tas, tikrai jauti tokią šilumą, tokį vasaros, tokį, nežinau, skonį. Tai aišku, vizualas visur, stovi vitrinai didžiulė lova, minkšta su patalynė, su padėkliuku, kad lygtais tu būtum kažkur, tai tikrai pas močiutę, pietų Prancūzijos pakrantėje, ką berods 1, 2, 3, 4 aukštai, -1 aukštas, ten jau yra toks kaip ir erdvė, kur tu atsiskaityt, nusileidi, ten yra toks irgi fotelis, tu ten atsisėdi, tau atneša kavos arbatos, tu lauki, kol tau supakuos tavo pirkinį. 1 aukšte yra aksesuarai, yra ten šalikai, papuošalai, rankinės, berods akiniai. 2 aukšte yra vyrai ir 3 yra moteris. Ir irgi visur interjeras tobulas, norisi kiekvieną kampą fotografuoti, antiek padaryta fotogeniškai viskas. Tai aš nusipirkau šitą longslyvą, tai yra limited edition kolekcijos, skirta būtent Londono butikui Bond Street atidarėme, tai jie turėjo tokius kavos išsinešimui padelius, tai kadangi tai yra kaip ir Anglija, tai tiesiog yra arbatos visur pakeliai tokie, nes anglai mėgsta arbatą. Tada pažiūrėkit, koks yra įpakavimas, kadangi yra dabar kalėdų laikotarpis, jų apskritai kolekcija buvo prieš tai skirta šitiems trikampiukam, kvadračiukams, geometriniams figūrėlėms. Tai jie kabina tokį žaisliuką, kurį paskui galima panaudoti kaip kalėdinį, tarkim, žaisliuką ant eglutės. Ir vėlgi čia išlaiko savo tokį, kaip sakyt, stilistiką tos kolekcijos, tai yra rutuliukas ir kvadračiukas, bet jisai skamba. Ir kai tu eini, tu lygtais kaip kalėdų senelis kažkoks skambi ir visi girdi, kad tu eini. Tikrai, viskas taip apgalvota gražiai. Tiesiog paprastą longslyvą tau įdeda į tokią dėžutę. Tokia graži dėžutė, paskui tikrai galima ją panaudoti arbatom kokiom. Tai va čia ir parodo, kad kiek brendas investuoja dar ir papildomus dalykus, kad pritraukti tą klientą, kad jis būtų lojalus, kad jis būtų nustebęs. Tikrai tokie dalykai, jie daug nekainuoja, bet jie nustebina. Net mane atrodo, kad viską mačiusi žmogų tikrai yra malonu. Ir tarkim, kitas pavyzdys, aš tam pačiam Bond Street nuėjau, norėjau vienų tokių Celine akinių. Šventinis, aišku, maišelis, bet Celine irgi auksinis maišelis. Irgi toks akcentas šventinis, bet kuris atrodo išskirtiniau irgi. Aišku, ne kaip Jack Muse, bet irgi įdomiai. Nauji Celine akiniai mano, kuriuos norėjau nusipirkti. Visą laiką yra maišiukas, vos ne dėkliukas rankinukas, man atrodo, kurį irgi bus galima kažkaip kabinti čia visur, nes akiniai iš tikrųjų tapo ne tik tais kaip akiniai, bet ir įvaizdžio stiliaus detalė, kai mes kabinam juos kažkur patogiai ir kartais ne visą laiką rankinukai yra mažiukai pas mus ir netilpo, tarkim, akinių dėklas, ir jeigu yra didesni akiniai tokie, patogu tiesiog turėti juos. Tai vat, pagalvojau, kad žiemai man reikia tokių juodų, didesnių klasikinių akinių, nes yra visi paltai, lietpalčiai, didelės juodos striukės ir tiesiog juoda klasika, kur visada ir visur. Tai tokių akinių didesnių aš neturėjau, griežtesnių. Tai nusipirkau jos. Ir dar vienas dalykas, ką norėjau parodyti, užsisakiau per Black Friday, tai prieš daugiau nei savaitę, net porterą, nes aišku 50% buvo nuolaida ir kaip aš neužsisakyčiau tokį Atiko rankinuką ir jisai atėjo tik tais man vakar dienos metu, tai gerai, kad vyras atskrido vėliau ir galėjo pasiimti iš namų. Spėt man šitą delninę rankinę Atiko. Tai vat irgi tokia jinai yra satininė, dugnas yra toks, irgi pakankamai didelė, tikrai talpi, daug ten telpa ją. Su 50% nuolaida, tai ten juokinga kaina jos buvo. Dar yra ilgas diržiukas, mes galim ją prikabinti, bet iš esmės mano buvo noras ją nešioti kaip ir delninukę. Galima taip tiesiog ją užsukti ir po ranką
Aš mėgstu tokius dalykus, jinai puikiai tiks ir vakarų, kadangi ir satininė yra mažytė, kuri labai lengvutė, ją susilanksto, galima talpinti lagaminą. Aš galiu, jeigu tarkim vaikštau po miestą, tai vat irgi prikabinu ir nenoriu laikyti rankose, arba rankos pavargsta, nes tikrai vakar praėjau 16 km. Yra ilgas diržiukas toks, tai tiesiog arba ant peties, ant peties, arba taip galima tiesiog užsidėti ir vaikščioti savo. Tai tiek buvo Londone pirkinių, bet svarbiausias pirkinys tai aišku yra mokslai ir investavimas į save. Tai man be galo patiko, tikrai turiu labai daug įžvalgų. Rytoj ryte pasidalinsiu su jumis tokiais galbūt pagrindiniais dalykais, kas man užsifiksavo. O šiandieną keliaujam po Londoną, irgi rodysiu stilingus parduotuvės, gerus sprendimus kažkokius, kas man patinka ir skanias vietas. Ir šiandien mano dienos įvaizdis lietingam Londonui. H&M studio lietpaltis toks storas šiltas. Tuomet Massimo Dutti golfas. Seniai Zara džinsai mano, jau jiems gal 3 metai. Balenciagos rankinė ir Balenciagos akiniai tokie pilki. Ir aišku, čia vyras šalia. Šiais metais buvo Piano prekės ženklų ir jie pasiėmė visą Harrodsą, kur sukūrė instaliacijas tokias, workshopai ir jų istorija. Istorija visa, eina audiniai, visos vitrinos dekoruotos. Harrods'e yra tokio Loro Piano workshopas padarytas. Sakė, kad vietos yra rezervuotas jau iki gruodžio pabaigos. Tokia sesija ateini, kur gali pasidaryti kalėdinių žaisliukų iš jų siūlų šitoje vietoje. O čia gali tiesiog nusifotografuoti, irgi dekoracijos padarytos Loro Piano ir turėti tokią nuotrauką savo. Visas Loro Piano toks padarytas corner. Pusėje Harrods'e irgi tokia instagraminė vieta, Prada kavinė, kur bandžiau gauti rezervą, bet nepavyko, nėra laisvų vietų, tai į vidų pasižiūrėti, galbūt išnešimų paimti. Tas interjeras irgi padarytas Prados stilistiko, tokia kaip Prados parduotuvės įrengtos. Kainos visiškai neadekvačios, tarkim, krosanas yra 11,5 svarų, o toks desertukas 17 svarų irgi. Tiesiog irgi, manau, kad ne visai jau adekvatu. Visiškai atsitiktinai Londono čia prie Harrods centre suradom panešiotų daiktų, drabužių ir aksesuarų, tokį butiką, kur galima gerom kainom nusipirkti Chanel, Hermes, Dior ir drabužius ir aksesuarus ir batus. Viktorijos ir Albert muziejus ir čia dabar šiuo metu vyksta mados paroda Naomi Bosas remia, nes jinai dabar yra Boso ambasadorė. Labas rytas, tai kad trečia diena šiandien Londone, vakar oras buvo tragedija, visiškai uraganas, lietus, tai šiandien panašiai tas pats. Jau šiandien dėsiu, tai tikrai viskas po 2 praskojinių, 2 golfai, šalikas, viską, ką turiu šilčiausia ant savęs, dar megztinį užrišiu kaip šaliką tikriausiai. Tai mados ir stiliaus bus mažai šiandieną, bet ką noriu pasidalinti, ką vakar nusipirkau iš karto greitai. Nežinau, čia neturi įtakos tikrai tą, kad paskelbė metų spalvą, tą būtent tokią šokoladinę, kakavinė, tas mūsas, bet kažkokiu būdu gavosi taip, kad nusipirkau 2 daiktus būtent tokių atspalvių. Nors tai aš galvoju, kad ne visai yra mano tas atspalvis, bet užsidėjus visai gražiai atrodo. Tai užėjau Nanušką ir tenais buvo antram aukšte pusėj kolekcijos 40-50% nuolaidas. Tai kadangi buvo šalta dar ir plus, tai nusipirkau tokį kardiganą, megztuką, labai geros kokybės ir tokia spalva visai man patiko. Aišku, dabar pilką golfą užsidėjau, tai ne visai jisai čia tinka, labiau koks baltas tiktų čia, šokoladinis. Yra ir šiek tiek eliminuotas, platėjančios rankos, kas man patinka, kad siluetą padaro, o nėra beformės ir dar yra toks kaip ir diržiukas, kurį aš galėčiau, tarkim, užrišti tiek priekyje, padaryti liemenį tiesiog prie džinsų kiekvieną dieną. Jeigu nesinori čia priekį, tai galima tiesiog gale jį surišti, palikti, nes yra šiek tiek lengvai eliminuotas ir tiesiog gale
jį palikti. Tai toks šiltas ir tikrai su tokia gera nuolaida pasiėmiau ir dar iš karto jį užsidėjau, nes buvau sušalusi. Dar vienas dalykas, ką ieškojau, tai ieškojau geros striukės. Kadangi turiu labai daug paltų, bet su striukėm pas mane bėda. Antarė pasiėmė mano Aknės striukę. Ieškojau kažką panašaus, tokio nesuper trumpo, nesuper ilgo ir suradau šitą Carharto tokią striukę. Dar buvo juodos spalvos, jinai nėra tokia kaip nuo lietaus ta medžiaga, ne, bet jinai tokia yra šiek tiek natūrali. Bet yra ilgesnis modelis, čia man atrodo galima ją ir surišti. Pratęsimas to trendo, kuris buvo vasarą, tų Carhartt darbinių striukių, tai tik čia yra tokia šilta ir dar su kailiuku. Ir vėl ta spalva. Tokia irgi nėra visai šiuo metu spalva, aišku, gal tas kailiukas labiausiai šitos spalvos, bet irgi tie visi atspalviai jai puikiai tinka. Tai vakar 2 tokie pirkiniai, kurie visiškai netikėtai, bet šitų metų spalvų. O dabar noriu pasidalinti su jumis apie mano mokymus. Dariau tokios ir išvadas, kas man labiausiai užsifiksavo ir kas tikrai bus vienas iš kitų metų trendų, kiek marketinge, mados. Vyras prausėsi. Tikiuosi, kad viskas gerai girdisi. Tiek ir mados marketingė, tiek ir apskritai dirbant su prekės ženklais. Tai pagrindiniai dalykai, kurie man užsifiksavo, tai yra community kūrimas, ane? Tai būtent akcentavimas jau prekės ženklai neinvestuoja, tarkim, į renginius, kurie susiję su tais pačiais blogeriais, influenceriais, ane? O investuoja į renginius, kur įsitraukimas yra didžiausias klientas. Klientai, kurie yra nuolatiniai klientai, kurie yra perkantis klientai, sukurti jiems visokiausius renginius, daugiau juos įtraukti, kad jie suprastų jūsų prekės ženklo vertybės, jūsų prekės ženklo tą idėją visą, ne, tarkim, kalbant apie mūsų Beyondą, tai daugeliu žmonių irgi, tarkim, nežino, kad mes viską darom Lietuvoje, viską siūnom rankomis, pas mus dirbo, tarkim, siuvėjai, kai kurie iš mažesnių miestelių, mes duodam jiems darbą, yra močiutės, kurios netgi mezga, tai irgi iš mažesnių miestelių, kad mes įdarbinam tos žmonės ir kad jeigu jums tai irgi yra panašu ir aktualu, kad jūs irgi norit prisidėti prie savo, tarkim, šalies gerovės, ane, o nesiūti ten kažkur tai daiktus užsienį, Kinijoje ar kažkur tai kitur ir kuo pigiau juos įsigyti ir pardavinėti čia Lietuvoje, tai irgi galėtų būti toks panašios vertybės, ane? Tu galėtum geriau iškomunikuoti tas vertybės, kas nepavyksta padaryti per, tarkim, tos pačius influencerius. Jau šiais laikais influencerio kaina yra žiauriai didelė, o pasitikėjimas influenceriais krenta, labai daug reklamos ir to pasiekoje nei dar plus ir neiškomunikuoja taip, kaip galbūt atspindėtų tavo vertybėse. Tai pagrindinis trendas yra investavimas ir atsigręžimas į savo klientą. Kitas yra dalykas, aišku, lojalumo programos. Kad klientams sudaryti duoti kuo daugiau bonusų, ne, įvairiausių. Tai ko klientas yra lojalesnis, to daugiau bonusų jisai gauna. Tuomet dar vienas dalykas yra labai svarbus, įvairiausiai limituoto leidimo kolekcijos arba limituotos leidimo kažkokios kapsulės, kolaboracijas kažkokios. Tai kas sukurtų vertę, kad tai nebebus daugiau jo. Nu, tarkim, kaip pavyzdys, aš vakar pasakojau apie Jack Musa, ne? Londone atidarė butiką ir paleido tik keletą limituotų dalykų. Ten toks kaip su arbata, neįsinešimui, tas longslyvas ir kepuraitė. Ir tai yra tik limituota, bus, tarkim, tik vieną mėnesį, išsiparduos ir daugiau nebus. Tai kuo daugiau tokių leisti dropų arba limituotų dalykų, kad žmonės galėtų įsigyti tai, jie žino, kad daugiau jo nebebus, jeigu norėsi pakartoti ir su to nevaikščios tikrai visi. Dar vienas dalykas, kuris kitais metais marketinge būtent bus aktualus, tai padidinto dalyko daiktai. Tarkim, jeigu aš turiu kaip produktą Rode lūpų blizgį, nereklamuoju šiaip savo, kad tiesiog vienas lūpų blizgis, o aš galbūt pasiemu mega tokį didelį, kuris yra metro dydžio Rode lūpų blizgį, išeinu su juo į gatvę ir vaikštau su tuo lūpų blizgiu, taip atkreipdama dėmesį kitų praeivių, taip kurdama turinį socialiniams tinklams. Visi žmonės iš karto pastebi tą dalyką, atkreipia dėmesį, atrodo stilingai, skoningai ir toks kaip ekstra detalė. Tai būtent kalba
kalbant apie produkto kūrimą, tai tokie didesni kažkokie dalykai, su kuriais mes galim išeiti į gatvę ir pasivaikščioti. Būtinai atkreipkite dėmesį vėlgi tą patį Jack Muse, kaip jisai komunikavo savo naujų parduotuvių atidarymą. Tiek Londone, tiek New York'e. Tarkim, Londone ėjo su to pačiu podeliu skirtų įsinešimui arbatai kavai, kurį dabar galima įsigyti. Jisai buvo toks pakankamai didelio dydžio, galbūt metro aukščio. Ir manekenė modelis arba ta mergina, kuri jinai vežė ant tokios kaip ant tokių ratukų tą podelį ir taip visi žmonės matė, atkreipė dėmesį ir tai buvo asociacija su tuo iš karto Jack Muse. Plus žmonės irgi kūrė turinį, pamatė jūs, fotografuoja, filmuoja, daro ten stories, kelia, tagina, taip toliau ir panašiai. Toliau ten buvo prekės ženklo strategija, kokios yra sritys, ką reikia stiprinti. O ką, šiandieną mūsų laukia keletą galerijų aplankymas, aišku, pusryčiai. Mes nieko nesame rezervavę, tai kur eisim, kur gausim staliuką ten ir valgysim. Dar keletą parduotuvių, kur aš noriu nueiti, pamatyti, galbūt jums kažką parodyti labai fainų. O šiaip vakar toks pamąstymas, vaikščiodama po parduotuvės, tikrai atrodo, daug visko yra prikurta, ir daug stilingų, ir skirtingų dalykų, ir labai fainų, ir nerealių, ir daug idėjų. Ir kartais tave taip apleidžia jėgos ir tu galvoji, kam tu kuri, iš vis kam tu kažką darai, kai tiek pasaulyje jau yra prikurta. Bet paskui supranti, kad stop, Irina. Čia yra Londone kečiausia parduotuvė, kur surinkta geriausia pasaulio dalykai yra prikurta. Bet Lietuvoje dėja mes to neturim. Tai reikia kurti Lietuvai, reikia kurti Lietuvos moteriai, reikia kurti už tą prieinamą kainą, kad Lietuvos moteris galėtų įsigyti, nes aišku, tie dalykai ir kainuoja čia kosmosas, ten megztukas po 800 svarų. Tai o mes turim sukurti taip, kad moteriai būtų ir stilinga, ir graži, ir patogi, ir gerai nešiotųsi, žodžiu. Tai vėlgi ta tokia, kartais suabejoju savo misiją, bet kadangi turi stiprų savo vertybinį pagrindą, vėl grįžti. Šiandieną parodysiu dar savo fitą, nes persirengsiu, sukraunu lagaminą, o manau, kad šitas triuką tikrai užskaitau ir drąsiai ją nešiosiu, stilizuosiu Lietuvoje. Ir mūsų trečia diena Londone taip pat Zaros džinsai, Nike kedai, Golfas Massimo Dutti, Maz 924 lietpaltis, tuomet nauji mano šitie trinakiniai, nesvarbu, kad laukia apsiniaukė, bet tai yra įvežio dalis, ir naujas Atiko rankinukas. Tikriausia gražiausia parduotuvė, butikas knygų. Tikriausiai esat matę šitas knygas. Toks kaip interjero detalė ir ne tik. Labai gražios, stilingos. Čia galima nusipirkti įvairiausias mados knygas, susijęs su menu. O tokia dydžio eilė, pasėsti tą barą, atsigerti kažką. Krepšinio knyga apie istoriją, legendinius krepšininkus ir, prašau, mūsų Šarūnas Marčiulionis. Šalia desertų yra arbatos namai kelių aukštų ir prieš kalėdas čia yra tokios eilės. 4 aukštų parduotuvė, ne tik arbatos, bet tai yra ir skanėstai, vynas, maistas įvairiausias. Šiaip visa parduotuvė labai graži, aptarnaujantis personalas kaip atrodo. Tokia visiškai kalėdinė nuotaika. Kainam ir mes dovanų pasiimti kažką. Ne tik tais, aišku, arbatos, bet ir sausainių įvairiausių yra. Ir būtent šitų namų visas marketingas pastatytas ir ant to, kad labai paprastą produktą, tokius kaip arbatų, nuo arbatų pradėjo, gali padaryti tokius luxury produkciją, viskas yra įpakavimas, viskas yra aptarnavimas ir tas marketingas pateikimas. Šiandieną lankomės The Royal Academy of Arts ir čia bus Michelangelo, Leonardo ir Rafaelio darbai.